Tai va, šiais laikais yra labai daug silpnų žmonių, kurie yra labai priklausomi nuo išorinės pagalbos, nuo išorės veiksnių. Ir ką aš dar norėjau pasakyti, kad santuokos, vedybos, daug žmonių šiais laikais neišgali išlaikyti antros pusės. Man jau pačiam yra virš 30 metų. Aš kai buvau jaunas, buvau toks neįgalus, toks kvailas. Aš net negalėjau pagalvoti, kad yra kažkokių tai merginų, su kuriom galėčiau gyventi. Šiandien vieno mano pažįstamos sūnus kelia vestuves. Vieno mano mano draugo pažįstamos sūnus kelia vestuves. Jisai, tikrai turi draugų. Jisai pastoviai yra kažkokiuose santykiuose. Bet ar visi žmonės mūsų planetoj galėtų išlaikyti antras pusės, kas liečia vyrus? Tai va, sugalvau tokį dalyką, noriu pasiūlyti tokį dalyką, kad priskirti žmonės tinkamų santuokoms, tai yra vyrus ir merginas, ir atskirti tuos, kurie yra labai neįgalūs ir nesugeba išmaitinti šeimos. Tiesiog neleisti kiekvienam kurti šeimos ir atleisti juos nuo darbo, paskiriant pašalpą. Kaip neįgalaus žmogaus, visų pirma, neįgalumas tai yra toks dalykas, kai žmogus nekuria santuokos visą savo gyvenimą dėl to, kad yra per daug neįgalus. Supranti? O tas mano draugas vyras, jis visą laiką turi santykių. Tai visų pirma, visos merginos ieško tokio, kuris jas išlaikytų ir kuris galėtų turėti daug jėgos, kad ta moteris pajustų malonumą santykiuose gulint lovoj. Supranti? Tai yra žmonių, kurie yra tokie neįgalūs, tai liečia vyrišką lytį. Tai yra vyriškoji lytis. Vyrų tokie padarai, vyriški padarai, kurie neturi sveikatos ir neturi galimybių kurti šeimos. Tai yra vyrukai. Supranti, reikia atskirti sluoksnį, kuris būtų nedarbingas. Ir ne tik o jeigu nedarbingas, tai viskas. Supranti, man jau virš 30 metų, aš neturėjau nei vienos merginos. Man virš 30 metų. Man virš 30 metų. Aš neturėjau jokios merginos, jokios draugės. Tai šitą, ir ką reiškia tas santykiai, konstitucijoje parašyta, kad valstybės pamatas yra šeima. Ir kodėl visi traktuoja, kad jūs turite kurti šeimas, gimdyti vaikus. Ir sakė čia paskutiniais metais Biržiškos mokykloje, gimnazijoje. O yra toksai, ten sėdėjo toks jaunuolis, kuris neturėjo, kuris iš viso ten nieko nesuprato, mokydavosi juodai. Ten uždavinius spręsdavo, bet neturėjo draugų. Ten neįgalūs žmonės neturi draugų, supranti. Neįgalieji neturi kolegų ir neturi draugų. Visų pirma. Antra, jais rūpinasi artimieji, motinos, kaimynės, padeda jais rūpintis. Tai jiems reikalinga pagalba. Reikia, kad socialinės darbuotojos juos prižiūrėtų. Jiems reikalinga pagalba, nes jie nesugeba pasirūpinti nei kitais, nei savo artimaisiais. Yra žmonės, kurie yra neįgalūs ir nesugeba gyventi visuomeniai, kurioje daug šeimos užtveria kelią jiems gyventi. Ir kuo blogesnės gyvenimo sąlygos planetoj, tuo labiau reikalinga psichologinė pagalba žmonėm, kurie
negali sukurti šeimos ir visą gyvenimą yra vieniši. Supranti? Jie neturi kontaktų, su kuriais galėtų susitikti. Tai va, supranti, va toks dalykas. Jie yra pakankamai vieniši. Jie neturi jie negali gyventi taip, kaip gyvena šeimų nariai. Jie yra kaip vaikai, tik vyresnio amžiaus. Kaip vaikai. Ir dauguma iš jų yra labai silpni. Kai kurie iš jų yra labai smulkaus sudėjimo berniukai vyresnio amžiaus. Jie yra neįgalūs, visų pirma, tai liečia būtent vyrišką lytį, vyrukus, nes jiems yra sunkiausia. Merginoms ir vyrams yra lengviau, bet vyrukai niekur neišsilaiko. Jie žiūri į kitas poras, jie pavydi jiems varva seilė, jie nori turėti merginą, bet kai pasižiūri į save, į savo sąskaitą, į savo pinigus, į savo aprangą, jie supranta, kad vyrukai patys supranta, kad jie yra niekam nereikalingi. Vyrukai niekam nereikalingi. Jie negali gyventi socialinio gyvenimo visuomeniai, kur vien tik bobos ir šeimos. Jie nekuria šeimų, suprantate. Jie negali gyventi, jie nekuria šeimų, žinai. Kas čia, blėt, yra? Jie negali gyventi. Jie negali sukurti šeimos, nes jie nepažįsta, jie neturi kaip pasirūpinti gražiom moterim, vyrukai. Tai šitą vaizdo įrašą jau norėjau sukurti prieš pusę metų. Suprantate. Ir jie, tarkim, mano pažįstamas toks draugas, geriausias draugas, giminaitis, artimas, sesers vyras, jis yra toks silpnas, jis yra toks smulkus, mažas ir jisai dirba juodą darbą, kad išlaikytų šeimą. Suprantate, jis dirba juodą darbą, kad išlaikytų šeimą. Ir jo pšikmat, mano sesuo dar antro vaiko jaučiu pradės lauktis, žinai, mano sesuo, jo pšikmat, žinai. Ir tos moteris, kai moteris dalyjasi savo gyvenimu su silpnu vyruku, jinai pradeda gimdyti jam vaikus. Supranti? Va taip yra. Jeigu moteris turi per daug gerą vyrą, jinai pradės gimdyti vaikus. Tai va tik vyrai gali suvaldyti moteris ir apsaugoti save nuo nėštumo ir palikuonių. Tai va, jeigu yra moteris, jauna moteris, ir jos niekas negali prižiūrėti ir ją pasirūpinti, tai tokia moteris pradės gimdyti vaikus. Supranti? Tai yra nevyriška. Tie neįgalūs vyrukai yra nevyriški. Visos moteris jiems gimdys vaikus, kad jie pastiptų, kentėtų, žinai. Tai va, reikia padėti neįgaliems ir geriausia būtų tai panaikintiems teisę vest, panaikinti teisę kurti šeimas, padėti jiems apsaugoti nuo moterų, sukurti socialinę apsaugą jiems ir pranešti visiems, pranešti kitiems, kad yra tokia žmonių grupė mūsų planetoj, kurie yra nedarbingi ir moterims nereikalingi ir kad jie yra gyventojai ir nekurtų šeimų.